Tu jau virš 20 metų Blue Bridge, ar yra kas nors, kas tave vis dar stebina? Mane stebina būtent Blue Bridge'o orientacija į žmogaus gerovę. 27 metus žmogus čia yra svarbiausias dalykas įmoniai ir tai nėra kažkokie, deklaratyvūs pareiškimai misijoje ar vertybių puslapyje. Aš galiu patvirtinti, kad mūsų sprendimai labai dažnai yra priiminėjami atsižvelgiant į žmogaus gerovę. Mumis čia rūpinasi ir čia susirinkę tokie žmonės, kurie vertina tokius dalykus, tokią aplinką. Mūsų kaita yra darbuotojų labai maža, palyginus su kitom įmonėm, nes čia visi laimingi. Trumpai papasakok apie savo pirmą dieną darbe. Mano pirma diena darbe buvo labai juokinga, kai aš įsidarbinau. Ir mano pirmasis vadovas buvo Edvinas, tai yra žmogus, kuris šiuo metu irgi dirba su mumis vis dar Blue Bridge'e. Aš nežinojau, ko tikėtis, tai pasipuošiau, atėjau su baltais marškiniais, su kostiumu ir gavau pirmą užduotį sunešti 54 monitorius iš vieno purvino sandėlio į kitą purviną sandėlį. Aišku, visi aplinkui juokėsi, pamatė mane tokį ir supratė, kokią aš užduotį darysiu. Aš po tos dienos buvau visiškam purve ir visiškose dulkėse ir supratau, kad man kostiumas bent jau pirmaisiais mėnesiais tikrai bus nereikalingas. Kokį geriausią patarimą esi gavęs? Labai gerą patarimą esu gavęs iš savo mamos, kuri man pasakė vieną kartą: nemokyk žmonių tingėti, jie patys išmoks. Turėjom vienu metu tvarkytoją namų ir jin labai kruopščiai viską darė. Ir aš kažkaip pagavau save, kad aš einu ir bandau jai palengvinti gyvenimą, sakau, gal čia to nedarykit, gal to nedarykit. Ir mama sako, pasivedė, sako, nemokink žmonių tingėti, patys išmoks. Tai šitą principą naudoju dabar ir savo darbe, su savo komanda. Tikrai nelengvinu dirbtinai darbą, jeigu matau, kad žmogus dega, nori ir daro kruopščiai, tikrai leidžiu tą darbą padaryti iki galo taip, kaip reikia. Žinoma, jeigu jau tai pradeda trukdyti efektyvumui, tai gal kažką dėl to padarau, bet šitas man labai įsirėžė, toks paprastas, geras patarimas. Darbas nuotoliu ar biure? Šitas sunkus. Miksas turi būti, man turi būti miksas. Juodas šokoladas ar pieniškas? Pieniškas. Tai prisiminsiu, ką pasiruošiau.